šiandien instaliacija tokių lauko šviestuvių optonika. Visai patiko, labai gražiai atrodo, bet duočiau kokį 7,5 balų iš 10. Tai va, pirmą išimam iš dėžučių ir buvo pora detalių, kur reikia susijungti. Aš viską susijungiau prieš lipdama ant kopėčių, kad būtų lengviau, patogiau. Aišku, stengiuosi kuo mažiau būti kopėčių, nes yra šansas, kad gali nukristi. Ir man taip yra buvę. Tai stengiuosi kuo daugiau viską pasidaryti prieš lipant ant kopėčių. Tai va, šitam maišelyje yra ne vagosiukai, o šita pigesnė versija. Mes Anglijoje vadinam choco-block. Vienu žodžiu vadinasi kaip, šokoladukas. Kaip plytelė šokoladuko, nes panašiai atrodo Lietuvoje. Dar nežinau, kaip tie vadinasi, tai jeigu žiūrėt, palikite komentaruose, kas čia toks ir kaip vadinasi šitie senoviniai vagosiukai, kaip sakant. Tai va, juos turi prisukti pats. Tai kiekvienam šviestuvui aš juos prisukau, kad, kaip sakiau, nereikėtų ten stovėti ant kopėčių ir sukti. Tai šitie šonuose pasilenkia, kad šviesa būtų arba plačiau, arba siauriau, kai įsijungia naktį į viršų ir į apačią. Tada yra šitoks guminis, irgi nežinau kaip lietuviškai, toks guminis, kur užsideda aplinkui, kad aišku vanduo nepatektų ir būtų, kaip sakant, atsparus vandeniui, kaip suprantu lietuviškai. Sakau, dar mokinuos, viską mokinuos ir labai jūs man Instagram'e, TikTok'e, kas ką pakomentuojat, labai daug pamokinat, kaip lietuviškai įsireikšti visus tokius žodžius elektriko. Ir paskui, kai užsėdi, užsimauna va šitie dangteliai išorė. Bet jie neprisisuka, jie tik tais užsimauna ir viskas. Tai tokie biški man laisvi, biški gal netgi kaip kliba, galvoju, jeigu vėjas būtų uraganas iš apačios papūstų, tikrai nukristų, nes jie neprisisuka. Tai va, štai gražiai atrodo. Įsižievinam savo laidus, kabelius gražiai iki pat galo, kad netrukdytų mūsų šviestuvai būti arti prie sienos, nes kad būtų lygiai, gražiai iš visų. Atsimaunu dar šitas toks plasmasiukas irgi ant laidų, kad nebėgtų vanduo į vidų. Aišku, dar galima kaip silikono uždėti ant skylutės, kad iš viso 100% būtų atsparus vandeniui. Pasižiūrim, ar viskas tiesiai. Tada su pieštuku pasižymim skylutės, kur reikės nuspręsti. Tada užtrėžiam skylutę, lėtai, atsargiai, gražiai, kad nesudaužyti šitų plytelių. Bet šitos, irgi nežinau kaip lietuviškai pasakyti, jos nėra iš tikro akmens, kad skilinėtų kaip yra tos kitos. Šitos padarytas iš tokio, irgi nežinau kaip lietuviškai įsireikšti, tai jeigu žiūrit, parašykit komentarus, jeigu suprantat. Tai va, įdedam savo varžtukus, įsukam. Taip, tai va, matai, kaip yra, kai gyveni užsienį 20 metų ir tada reikia įsireikšti tokius dalykus kita kalba ir nemokė, nes aš viską mokinuos Anglijoje, pas mane viskas galvoja angliškai, o lietuviškai dar mokinuos. Tai va, sudedam į šitus šokolado plytelę, prisukam gražiai visus kartu. Ir tada užmaunu šitą gumelę, nes aš kai bandžiau ją pirmą uždėti ir paskui ten viską sukinėti, jinai man labai slidinėjo, kaip tenėjo, tai nusprendžiau paskui ant galo užkišti. Ir irgi labai sunkiai laikėsi jinai. Tai va, paskui va, iš šono prisisuka tokie varščiukai.
Po biškį, po biškį. Ir per šitą vietą nepatogiausiai buvo prieiti, kad priveržti šituos varžtukus, bet nieko tokio. Sukau iš abiejų pusių po biškį, kad lygiai būtų ir nekristų iš vienos pusės, kol suku kitą pusę. Tai va, šitas taip užsimauna ir viskas. Kaip sakiau, gražiai atrodo, bet taip iš kita baluoja, nes nėra jokių varžtukų, kad pritvirtinti juos. Bet gražiai.